Sveiki gyvi. Kai kurie žmonės manęs klausia ir labai stebisi, sako, kaip tu rytais prisiverti daryti jogą. Pavyzdžiui, jeigu man reikia 6 į darbą, aš po 6:20, tarkim, išvažiuoju į darbą, aš keliuosi 4, kad galėčiau pasidaryti tai, ką reikia ir tada eiti nudirbti. Tai labai, žinokit, paprasta. Aš laukiu, kada galėsiu ryte praktikuoti ir man net nereikia savęs versti. Ir mums nereikia savęs versti tada, kada mes jaučiam malonumą nuo to dalyko. Pavyzdžiui, priklausomybės. Tau nereikia savęs versti rūkyti, jeigu esi priklausomas nuo rūkimo. Net tau tai malonu, tu tai ir darai. Tai čia nėra priklausomybė, bet kiekvieną kartą tu darydamas praktiką ir padaręs praktiką jauti, kad jausiesi daug geriau ir jautiesi daug geriau, jautiesi gyvesnis. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, pamenat vaikystę kažkiek. Kaip tu išgyvendavai orą, kurį kvėpuoji, kaip išgyvendavai garsus, spalvas. Ir aš kažkada maniau, kaip dar neužsiminėjau jogą, kad jau viskas, aš to nebepatirsiu. Užaugau, žodžiu, surambėjau, sustabarėjau ir viskas jau vaikystėj prarasta, bet tai nėra tiesa. Tavo kūnas gali sent, jis ir sensta, jis neturi kitos išėti, bet tavo gyvumas neturi nukrist, pasirodo. Ir įmanoma su joga, aš kaip užsiimu, darau tam tikras praktikas ir aš viską taip pat galiu išgyventi kaip vaikystėj. Kiekvieną garsą, kiekvieną kvapą, orą, viską tu išgyveni giliai. Taip pat kaip vaikystėj, jeigu ne dar giliau, iš tikrųjų dar giliau. Ir vien tai jau duoda tą motyvaciją judėti į priekį ir daryti tas praktikas. Kitas dalykas, tarkim, nori pasiekti savo tikslų gyvenime. Žmonės nori ten turėti pinigų, padaryti karjerą, verslą. Tai nereikia ten manifestuoti, kažką labai ten pritraukinėti. Aš tai manau, kad čia toks atvirkščias darbas, nedėkingas, nes gal tu manifestuosi po 30 metų kažką, bet tu nori dabar. Tai geriausias būdas yra pakelti tiesiog savo sugebėjimų lygį. Pakelti savo kūnų galimybės, energijos lygį, IQ netgi, protų darbingumą, nes nuo protų darbingumų ir IQ kyla automatiškai kažkiek. Tai tiesiog pakelt savo keliamą galę padidinti tiek kūnų, tiek protų, tiek energetiškai ir tu pasieksi tų savo tikslų, kiek tu sugebėsi, tiek ir padarysi, aš taip įsivaizduoju. Tai čia tokie pagrindiniai tikslai yra. Ir kitas dalykas, dar vienas trečias ingredientas yra, kad aš, pavyzdžiui, man tai būtinas ingredientas yra mokytojas. Aš kai mokytojų nuotrauką turiu savo kambarį, man nereikia versti savęs atsikelti ir daryti praktikas. Atrodo, ta energija tiesiog tave pakelia ir tu tiesiog prisiderini, kai būtum kokiam, jogos kokioj mokykloje ir visi keliasi ir tu negali gulėti nesikelti. Tai kažkaip, vaibas ne tas, tu turi su visais eini, tai ten irgi tavo mokytas tave tiesiog žadina, davai daryk ir tai nėra kažkokia prievarta, tai yra tiesiog kaip ryte dantis išsivalai ir viskas ir tada eini toliau į savo dieną, eini į gyvenimą. Taip. Nieko nėra nuostabiau, kai tau tiesi savo kūnę taip, kad jau net atrodo nėra. Jis tau nėra kliūtis, tu gali jį pilnai išnaudoti. Gali protą savo pilnai išnaudoti keliamą jo galę. Atsiranda guvumas, atsiranda aštrumas protų. Tarkim, yra viena praktika, tai kai esi apsinešę šiek tiek, ne kaip nuo žolės, toks lengvas apsinešimas, bet kartu tu esi labai aštraus proto, kas yra du skirtingi dalykai dažnai. Tai čia tau nereikia naudoti narkotikų, tau nereikia savęs nuodyti, tiesiog padaręs tam tikrą praktiką, tu tai gauni uždykant beveik, tai kažkiek tau laiko gal kainuoja tik tai. Ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, mintys. Kaip susidėlioti mintis, kaip jas suvaldyti, kaip jas nukreipti, kaip turėti kontrolę virš savo minčių. Mintys vienas dalykas yra paveiksliukai. Ir tu, pavyzdžiui, padaręs tam tikrą praktiką, tu gali, kaip daug reikėdavo man atsiminti labai, žodin dalykų. Ir tu tiesiog gali, padaręs praktiką, gali kaip kokiam touchscreen'e savo protę tas mintis dėliot, jos nepabėga, neišblunka tas paveikslėlis, tas vaizdas. Aš, pavyzdžiui, mąstau paveikslėlės, aš jeigu noriu kažką įsiminti, aš
tokį kaip mini picture, piešinuką tokį aš įsimenu savo protę, kiti sako, mąsto kitaip. Tai tu juos gali slankiu, ten gali susidėti kaip į kokias lentynas, tai yra nuostabu, nes sako, jeigu žmogus turi virš savo kūno visišką kontrolę, jis jau nuo 20 iki 25% jo gyvenimo, jo likimų yra jo rankos. Jeigu jis turi kontrolę virš savo proto, nuo 50 iki 60% žmogaus gyvenimų yra jo pačio rankos. Jeigu žmogus turi kontrolę virš savo energijos, virš savo energetinės sistemos, 100% jo gyvenimų ir likimų yra jo rankose. Ir ką joga daro, dar jinai į energetinę tau sistemą mankština. Nes kūnas auga, kaip sakiau, tu viską jauti kaip vaikas. Tarkim, padaręs praktiką, tu išgyveni kaip vaikas, nes tavo energija iš sustingusius, surambėjusius, vėl jinai atsimingo, kaip molis, minkumas tu tampi. Ir tu viską labiau išgyveni, bet čia reikia paliesti energetinę sistemą. O neužtenka vien kūną ir protą mankštinti. Tai yra labai svarbu. Tai va tokie mano pastebėjimai ir kodėl aš kiekvieną rytą darau be pertraukų, be sustojimų, nes mane tai žavi, aš tai myliu ir tai suteikia gyvenimui daug daugiau prasmės ir spalvų ir gyvumų ir ko tik nori. Žinai, kaip būtum kokiam kambarį didžiuliam gyventum, salėj su prišvinkusiu oro visą gyvenimą. Iš vieno kambario eini kitą, bet vis tiek oras toksai prikvėpuotas. Ir tu įsivaizduok, atveri langą ir įkvėpiu gaivaus oro kiekvieną rytą, kiekvieną įkvėpimą ryte. Ir tai jau duoda tą prasmę didžiulę. Tai dėl to aš jas ir darau, tai tiek.